Sveiki! Pamąstykime, kaip šiuos piešinius, analogijas galima būtų susijęti su rašiniu, jo struktūra. Pirmame piešinyje įsibarstę karoliukai gali žymėti pabiras frazes, sakinius, mažesnius teksto vienetus. Antrame piešinuke minėti teksto vienetai remiantis jau nuoseklumu, prasminiu rišlumu, sintaksiniu, semantiniu ir stilistiniu išsidėstymu jau surinkti į visumą. Galbūt jūs iš tų pačių karoliukų bandytumėt sukomponuoti kiek kitokį vėrinį. Ir jei bus išlaikytas loginis teminis ryšys tarp struktūrinių teksto dalių, jaučiamas minčių, sakinių, pastraipų jungtys, tai kodėlgi ne? Šiandieninė mūsų pamokos tema. Kalbėsime apie giliąją ir paviršinę teksto struktūras. Išsiaiškinsime, ką mes čia vadiname artimuoju ir tolimuoju teksto siejimu. Bei sužinosime, kokiegi yra siejamieji žodžiai ir frazės, jungiantis atskiras teksto dalis. Taigi, ką vadiname giliąją teksto struktūrą? Kiekvienas teksto kūrimas prasideda nuo temos. Tai yra nuo objekto aprašymo, proceso, pasaulio reiškinio analizės. Keliamas klausimas, ieškoma atsakymo, o rastas ir suformuluotas atsakymas ir yra pagrindinė rašinio mintis tezė. Taigi mes kalbame apie struktūrinės, loginės rašinio struktūros branduolį. Taip ir atsiranda gilioji arba gelminė rašinio struktūra. Aišku, jei temą plėtojame kryptingai, nagrinėjamą klausimą ar problemą analizuojame, pagrindinę mintį aiškiai suformuluojame ir jos vertintojų nereikia numanyti, nuspėti, tai gilioji struktūra mūsų analogijoje virvelė yra tvirta. Jos išoriškai lyg ir nesimato, bet ji tvirtai laiko vėrinį ir neleidžia karoliukams pabėgti. O kągi vadiname paviršinė teksto struktūra? Teisingai nustatytas loginės struktūros branduolys plėtojamas teiginiais, argumentais, iliustruojamas pavyzdžiais, tai yra apauginamas išoriniais, akiai jau matomais teksto elementais, mūsų analogijoje karoliukais. Tie karoliukai pasirinkti įrodymai turi būti iš vienos temos, derėti su kitais. Juk prie deimanto nedėsi pigios plasmasės karoliuko. Taip tezė įvelkama į konkrečius materialius pavidalus, kuriuos sudaro dar ir leksikos, gramatikos bei kiti lygmenys. Taigi kuriama paviršinė teksto struktūra arba kitaip žodžiais tariant, kalbinis lygmuo. Ir galime daryti dabar išvadą, jog rašinio struktūra atpažįstama, suvokiama ne tik iš temos branduolio, bet formaliai žiūrint ir iš įvairiai atsikartojančių raktinių sąvokų paviršinėse teksto struktūros elementuose. Panagrinėkime pavyzdį, kuriame labai aiškiai matysime giliąją struktūrą. Tema: kodėl žmogui svarbus namai? Iš rašinio pavadinimo matome, kad rašinyje reikės analizuoti namų svarbos žmogui priežastis. Jas paryškinsime. Būtent skirtingos priežastis namų reikšmės ir plėtos rašinio temą. O reikšminio pavadinimo sąvoka namai taps leitmotyvu. Tai yra pagrindiniu pasikartojančiu motyvu, kuris palaikys temą. Pasižiūrėkime, kaip tai atrodys. Kaip matote, pabraukiau reikšminę sąvoką namai,
kuri atsikartoja visose 3 dėstymo teiginiuose. O juodžiau paryškinau tas vietas, kurios rodo temos plėtotę. Sugrįžkime vėl prie mūsų analogijos. Mūsų kalba panaši į muziką ir ją veikia panašios išraiškos priemonės. Kad sakiniai, pastraipos, teminis sakinys su argumentu, argumentas su kitu argumentu ar su dalinė išvada neskambėtų stakato, tarpusavy nejungiamais garsais pagelbėja stilistinės priemonės. Jei ant virvelės suversime stambius karoliukus, tai yra pastraipas kiek smulkesnius, bet vis tiek nemažus karoliukas argumentus pavyzdžius, vėrinys nebus tobulas, nes tarpeliuose matysis virvelė. Kad vėrinio tarpelį užsipildytų ir karoliukai gražiai susijungtų, reikalingi priedai. Nereikšmingos metalinės smulkmenos veriamos tarp stambių karoliukų. Būtent šios smulkmenėlės ir nulėmė veriamo papuošalo vientisumą. Rašinyje tai yra stilistinės sąsajos. Vėl sugrįžkime prie mūsų rašinio dėstymo teiginių. Kaip matote, aš mėlynai dabar paryškinau žodžius, kurie rodo teiginių eiliškumą. Visų pirma, gimtieji namai tai vaikystės pasaulis, kuris giliai įsispaudžia į žmogaus sieloje. Antra vertus, skirtingi namai formuoja ir skirtingas jauno žmogaus vertybės. Ir galiausiai namai tai žmogiškųjų santykių skleidimosi vieta. Nuspalvinti žodžiai sujungia pastraipas, išryškina pagrindinės rašinio minties įrodymo eiliškumą. Tačiau galima susieti dėstymą ir kitaip. Ir šis būdas yra dažnas mokinių darbuose. Kaip matome, paryškintos frazės prasideda nuo antros dėstymo pastraipos. Ir jeigu būsite atidus, matysite, kad dėstymo pastraipos teiginio pradžia antros pastraipos atkartoja pirmąjį teiginį, o trečioji dėstymo pastraipa atkartoja antrojo teiginio dalį. Taigi galimas ir toks būdas, nes jis irgi sumezga visą tekstą į tokį vientisą rašinį. Teksto planingumas, nuoseklumas, funkcionalumas ir vientisumas, prasminis rišlumas yra pagrindiniai geros kompozicijos principai. Tai kasgi padeda sklandžiai pereiti nuo vienos minties prie kitos, ogi artimojo siejimo priemonės. Pirmiausia, tai įvairios jungtis, nusakančios sąsajas, padedančios jausti prasminius sakinių ryšius. Erdvės, laiko, priežasties, prieštaravimo, įtvirtinimo, apibendrinimo ir taip toliau. Teksto rišlumo priemonių mūsų kalboje yra daugybė. Jų variacijas galime matyti bet kuriame tekste. Jų griebėmės, kai vardijame, papildome mintį, vertiname, priešiname, norime lyginti, apibendrinti. Jomis eina sakiniai ir labai formalūs žodžių junginiai, įterpiniai bei modaliniai žodžiai, dalelytės ir jungtukai. Ir dabar lentelėje matysite tik tai nedidelę dalį artimojo siejimo jungčių. Daugiau galime rasti metodinėje priemonėje rašinio gidas. Štai kita tos lentelės dalis. Paprastai siejimo sakiniu arba fraze pradedama kita pastraipa. Ir kad nepamirštumėte, siūlyčiau sudarant planą jau tas frazes įrašyti kartu su savo teiginiu. Aišku, nepamirškite, kad siejimo žodžiai turi atitikti turinį
ir būti vis kiti. Tenka girdėti, kad artimojo siejimo frazės svarbesnės yra samprotavimo rašiny nei literatūriniam. Tačiau norėčiau paneigti šį mitą. Perskaitysiu dabar vieną pastraipą, kuriame literatūrinio rašinio pastraipą ir mėlynai paryškinau tas siejamasias frazes, kurios padeda sujungti pirmiausia tekstą, kita vertus net ir literatūrinėme rašinyje išreiškia rašančiojo vertinimą. Tema – buvimo savimi, tema pasirinktose lietuvių literatūros kūriniuose. Buvimas savimi Putino psichologinėme ir intelektinėme romane Altorių šešėlį – tai gyvenimas klausant savo prigimties, pašaukimų. Pasak Karlo Gusto Jungo teorijos, kiekvieno mūsų asmenybę nulėmė kolektyvinės pasąmonės archetipai, tokie kaip persona, šešėlis, savastis. Pastarasis paskutinis asmenybės brandos etapas, kurio siekia pagrindinis kūrinio herojus Liudas Vasaris, klaidžiodamas 18 metų savotiškoje dykumoje. Tiesa, didelę reikšmę savęs pažinimo kelyje turėjo šešėlis. Neatsitiktinai ir paties romano pavadinime minimas šis žodis. Šešėlyje glūdi visa, ką pats herojus nori nuslėpti nuo kitų, nuo savęs paties, bet vis tiek atsiveria vogtomis kūrybos akimirkomis. Šešėlyje glūdi ir visas kunigiškas pasaulis, kurį teks Vasariui pažinti, įvertinti. Į kunigų seminariją jaunuolis ryžtasi stoti skatinamas tėvų, įbaugintas nuo Dievo nusigręžusių draugų likimo ir susižavėjęs patosinę ir patriotinę Maironio lyriką tarnavimo Lietuvai idėją. Deja, paguldytas į seminarijos prokrusto lovą, Liudas Vasaris supranta, kad bažnytinių dogmų apribotos tematikos neužtenka jo poetiniai sielai. Kūrybiškumas lopinamas šaltos ir niūrios aplinkos, apgaubiamas šešėlių, o tai sukelia vidinį poeto kunigo konfliktą, malšinamas skaudžiuose dienoraščio puslapiuose gamtoje. Tiek seminarija, tiek vėliau ir kalnynai ant Vasario veido uždeda gero kunigėlio kaukę, priverčia skirti save rutininėms personos ceremonijoms, dusinančioms savastį, atimančioms jo paties žmogiškąją esmę. Pažadinti slaptą gyvenimą pajėgi baronienė Rainakienė, apsišvietusi, drąsi, meną išmananti aristokratė ir romano herojus netrukus pranešti, tiesa, emocijų pagautas, kunigui Ramučiui, kaip poetas aš ne kunigas. Ši frazė reikšminga tuo, kad liudija surastą Vasario kompromisą, tačiau tikrai nelaimėjimą. Tenka sutikti su Ramučiu, kad tai apgaulingai iliuzija, einant savęs buvimo keliu. Skilusi asmenybė gali vesti herojų tik priešingais pasaulio pažinimo keliais. Trečios romano dalies Vasaris supasaulėjęs, filosofijos mokslų baigęs, nebijęs atvirai svarstyti apie savo nekunigiškąją lemtį, flirtuoti kadaise jį į nepatogią padėtį stačiusiais klausimais. Būtent atvirumas, tvirtų balsų sakomi argumentai, rodo sutvirtėjusią asmenybę. Paskutinis žingsnis savasties link – atsisakymas būti kunigu. Per 18 metų Liudas Vasaris išgyvena ne vieną savęs ieškojimo etapą, tačiau galiausiai paaiškėja, jog buvimas savimi pareikalauja pripažinti savo šešėlinę pusę ir sekti savo pašaukimu, atskyrus savo asmeninius tikslus nuo diktuojamo aplinkos. Taigi, kaip matome, iš tikrųjų tie mėlynai paryškinti žodžiai leidžia rašančiajam susieti teksto dalis ir parodyti savo vertinimą. O vertinimas, kaip žinome, yra aukštesniojo lygio gebėjimas.
Pamastykime, kas dar gali be artimojo siejimo jungčių padėti išlaikyti loginį teminį ryšį tarp struktūrinių rašinio dalių. Pavadinkime šias priemones tolimuoju siejimu. Tolimasis siejimas arba distancinis vienas nuo kito nutolusių sakinių leksinis jungimas. Pavyzdžiui, jeigu jūs visame rašinyje varijuosite įžangoje paminėtų įvaizdžių, analogiją, perfrazuota citata, dailės kūrinių, matytos spektaklio detalėmis, suteikdami jai vis naujų prasmių, arba jei sugrįšite prie anksčiau dėstyme aptarto temos problemos aspekto, jį lyginsite su ką tik išanalizuotu, tai bus daug įdomesnis jau tolimasis siejimas. Leksiniu būdu jungdamas vienas nuo kito nutolusius sakinius, distancinis siejimas daro tekstą stilistiškai patrauklų vientisą. Pasižiūrėkime dar vieno rašinuko ištraukos iš brandos egzamino. Tema buvo "Ar kvaileliai būtinai kvaili?". Pateikiu tik tai nedidelės ištraukas, bet mes matome, kaip skirtingose rašinio struktūros dalyse yra atkartojimas, tik šiek tiek kitaip tas pats motyvas. Na, pavyzdžiui, įžangoje iš antikos paimtas Ikaro Dedalo mitas, vėliau atkartojimas, bet jau kitaip, siejant su Antano Škėmos likimu, tai pirmoje dėstymo pastraipoje. Arba tam pačiam rašinyje vėl matome, kaip antroje dėstymo pastraipoje prisimenama yra Alisa iš labai populiarios vaikiškos knygelės ir vėliau dar kartą sugrįžtama prie tuos Alisos jau išvadose. Šiuos rašinio fragmentus pateikiu kaip distancinio siejimo pavyzdžius, bet jie iš tikrųjų verti aptarti ir kultūrinių įvaizdžių panaudojimo galimybę. Tiek vieno, tiek kitą rašinį aš jų nuorodas pateiksiu prie šito vaizdo įrašo ir galima bus panagrinėti juos atidžiau. Na, o dabar sugrįžkime prie pamokos pradžios ir pasitikrinkime, ar supratome, ar galime paaiškinti, kas yra gilioji ir paviršinė teksto struktūros, iš ko jos yra matomos, kuo skiriasi artimasis teksto siejimas nuo tolimojo ir kokią reikšmę suteikia jie. Ir kokie yra siejamieji žodžiai ir frazės.